Taigi, kaip ir anonsuota, pas mus vieši Visvaldas Matijošaitis, aiškus merų rinkimų lyderis Kaune ir jau beveik kaip ir aišku, ir turbūt be jokių abejonių, tai yra, gerbiamas Visvaldai, jūsų kovo 15 dieną kova su Andriumi Kupčinsku, dabartiniu miesto meru. Pagal paskutinius duomenis jūs jį lenkėte bemaž 12 procentinių punktų, 37 prieš 25. Ar tikėjotės tokio atotrūkio prieš šią naktį? Nu, iš tiesų, naudodamasis progą, noriu kauniečiam pasakyti ačiū už jų aktyvumą, nes šie savivaldos rinkimai, palyginus su 11-ais, kai atėjo balsuoti 40 procentų, dabar 45, tai rodo, kad žmonės nori mieste greitesnių ir geresnių pasikeitimų. Matomai, ačiū visiems, kurie atėjo, kurie palaikė mane, irgi didelis ačiū, o tokių nesitikėjom. Nors gatvėje jaučiau visur, kur beeičiau, jaučiau žmonių palaikymą. Prognozės toks dalykas, kaip mes visi suprantam, ar buvo minčių, kad kažkas kitas, o ne Kupčinskas gali būti tas antrasis, kuris išeitų į antrą turą kovoje? Mes tyrimų nedarėm, bet matėme partijų padarytus tyrimus, kur jau juose matėsi, kad aš ir Kupčinskas. Ar imsitės papildomų, reklaminių priemonių ar kokios kovos, jau nuo rytoj praktiškai prasideda. Kažkaip labai keistai man pats įvardini kova. Čia yra žmonių pasirinkimas, ne kova kažkokia. Dabar eisi visiems, žadėsi to, ko nepadarysi. Ne, reikia paprasčiausiai ateiti dirbti ir viskas. Marketinginiai visi baigėsi dalykai. Šiai dienai žmonės, kurie antram turė pasirinks, tas ir turi dirbti. Čia kova, atrodo, kad su arkliais, su jėtim pradėsim kariauti. Ne jėtim, ne arkliais, bet bent jau plakatais arba pažadais. Iš tiesų tai yra istorinė galimybė, nes mes ir būdami dabar taryboje, nesvarbu, kad mes buvom opozicijoje, mes palaikydom kiekvieną teisingą savivaldybės sprendimą. Mes, nesvarbu, mums buvo, kuri partija pasiūlė, kokiu tikslu pasiūlė, mes žiūrėjome miestiečių. Jeigu jiem yra geras tas sprendimas, mes jį ir palaikėm. Tai yra istorinis atvejis, kada mes galime pabandyti suvienyti, kad visi dirbtų miestų, o ne savo. Sąrašas Vieningo Kauno lygiai taip pat lenkia konservatorius, kaip jau minėjom ne kartą šiandieną, Kaunas visą laiką yra laikomas kaip konservatorių bastionas. Lenkia konservatorius kol kas 6 procentiniais punktais. Ar šito tikėjotės? Mes neprognozavom, mes neužsiėmėm savęs apgaudinėjimu ar žmonių apgaudinėjimu, o žmonės, mūsų sąrašas nėra ilgiausias, 41 žmogus, bet mes aiškiai pristatėm savo sąraše kiekvieno žmogaus išsilavinimą, ką jisai dirba, ką jisai gali padaryti, ar jisai kultūros srityje, ar sporto srityje, ar verslo srityje, ar įmonių valdyme, ar finansuose ir taip toliau. Pas mus sąrašas jaunas, aš esu vienas iš vyresnių, matomai ir žinomesnių, o tenais žmonės matė daug savo gerai žinomų veidų ir ką jie padarė yra gyvenime. Bedarbių pas mus nėra, kurie ateitų į savivaldybę ir ieškotų savo darbo ar giminėm. Jie ateina iš tiesų norėdami Kaune pokyčių, kad kauniečiai gyventų geriau. Pagal dabartinius duomenis, iš esmės jau kalbėjom šiandieną ne kartą su mūsų svečiais, praktiškai pirmą kartą turbūt per visą istoriją bus taip, kad taryboje bus 5 partijos, tai yra 3 partijos ir 2 sąrašai. Jūsų manimų asmeniškai, tai yra gerai ar blogai, kad bus mažiau negu kad būdavo iki šiol? Kuo mažiau, tuo geriau. Ir jeigu mūsų bus dauguma, mums bus lengviau visus įkalbėti, kad dirbam vienam tikslui, tai yra miestiečių labui. Aišku, labai ačiū ir linkime sėkmės per ateinančias 2 savaitės ir matyt, be kovos neapsieis, nes matyt, bet kuriuo atveju priešininkas šiuo atveju yra irgi pasiruošęs, bet po visų rinkiminių batalijų matyt vis tiek reikės dirbti ranką rankon. Be abejo, mes užgauliojimais, žmonių įžeidinėjimais, pravardžių suteikimais tikrai neužsiimsim, ką ir darėme iki šiol, į viską žiūrime linksmai ir tai yra kauniečių sprendimas. Dėkui labai.